dėl iškritimo, kad teršalų dėmė kažkokia yra. Atplaukus matėm tiesiog dumblas sukeltas iš viršaus galimai. Nes smiltynė šiandien tai su kažkokiu mazutu, su naftos kažkokiais produktais, tai buvom ir mūsų pusėje bus girulių, melnragės. Bet atvažiavę tai tiesiog srovės keičiasi, atneša tą liniją murzino, tokio vandens murzinesnio ir gaunas tą liniją. Video matysi ten, kai koks tas purvinas vanduo. Ir tiek, plauksim toliau patruliuoti. Ai, nu čia tokie dumblai, čia nieko ypatingo. Kaip? Ką nori padaryti? Murzinas ar ne? Žiūrėk, čia varysiu. Žiūrėk. Kaip sako? Kas čia taip sakė? Viskas tvarkoj. Apsipratu dar. Labai neblogai. Gelbėtojai ruošiasi. Rytis, Dainis, Martynas. Ir kas čia bus šiandien? Šiandien darysim apmokymus naujokam, bet jau darysim apmokymus tikroje jūroje. Pirmi apmokymai bus ramesnioje šiek tiek jūroje, kad gelbėti apsiprastų, o po to lauksim didesnių audrų per tikras bagavimas, tikras sroves, kur labai sunku būna gelbėti. Jūra graži, biški bangavimas, vanduo apie 17-18 laipsnių. Tai šiandien smagu bus. Ačiū. Pasikeisim. Lipam. Lipam. Gali ant galo atsisėsti dabar. Tai ką, važiuojam į apmokymus. Ant galo yra skenduolis. Mes su Dėskiu tikrinsim posus, kaip jie plaukia. Ačiū dėmesį. Nu, matai, neina. Neužgazuojam, nes jisai sunkus, matai, netraukia iš vietos labai. O mes svoris yra, tai aš bijau, kad kai mes tave reikės susodinti, tai... Bet matai, iš esmės mes laimėm ne iš sekundžių, negazuojant. Bet vis... Čia pirsi yra, tai mes, žinai... Tai o ten, žinai, kai varai, tu turi prilaikyti, va, ir apsimokinsim. Nes tu iššoksi padėti jiem, žinai, kai mes priplauksim. Pradžiai jie bandys be vandens moco, po to su vandens moco padarysim. Kad jie suprastam, kiek lengviau su centriniu yra, negu patiems, žinai, gelbėti. O tas ką prašoku ir tiesiog просто priplaukė kaip ir žmogus? Ne, padedi jiem, žinai. Ant lentos prispausim ryte, ar kažkas bus skanduolis, po to pasikeisim kitose posuose. Nes žmogus šiaip, taigi aš nedurėsiu, tipo... Ne. Tai tu jiem padės, jie turės būti su plūdurais, a ne ryte. Taip? Gerai. Čia pratybos. Motociklas pakeliui. Supratom. Pratom. Mes nepadėm dabar. Viskas gerai. Come on. Yeah. Come on. Yeah.
Varyk, 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 varyk. Ačiū vyrai. Dabar duok tegul į savo plūdarą, kaip mokinamės. Tu vieną laikykis. Kur pas save plūdat? Čia. Ne, jis turi tulai laikytis turi. Kai baseinė dviesi atsiminat? Jo, ir tu varyk. Tik kaminė paskudį. Ne, jūs ne taip daro. Kaip? Nu kaip, paskutinį kartą kaip darėm. Tu įsikip į plūdarų. Tu, ne tu, tu. O tu plauki. Jo, pagauji? A, jo. Prisimenat? Jo. Apsukam žmogų žemyn galvą. Žemyn galvą į jūrą. Taip. 30. Prieš pušim. 2. Labas, gražuolė. 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man net kvėpuot nereikia. Sunku sulaužęs iš angulės man. Dabar nestipriai. Nes ir tai gali trakš būt. Tempas didesnis. Didesnis tempas. 1, 2. Kuo jisai daugiau vandenyti, tai svarbu, kad galva būtų. Jums lengviau pačiems nešti. Apsukit. Gaivinat. Pulso žiūrit. Kaukę. Ne, palik kaukę dabar. Neturi dabar kaukės, nėra laiko. Antras gelbėti. Tu ką darai, nes tu dabar praktiškai nieko nedarai. Tai vienas ten kažką daro, tu nieko nedarai. Ir kitos. Daug būdamas savo. Tu man duodi plūdį, o tu esi įdėjusi, ne? Plauky, tiesiog plauky priekį, tempi mane. Aš tave laikausi, aš dirbu kojam, jį laikau, o tu dar mane padėti tempi. A ne? Bet jūs atvirkščiai reikia. O, vėl, įtikinom, pasidėjom. Atgavom, plaukyvo neradom, pumpuojam. Tu pumpuojam, aš tai nepumpuojam. Žiūrėk. Kiek turim? 30. O, važiavom. Nu kaip užbaigsi šitą video? Arčiau. Apmokymai praėjo gerai. Yra aišku niuansų. Yra minusėlių, bet manau po šito apmokymo jau bus tikrai sužinoję žymiai daugiau, bus pasiruošę naujokai. Bet mes esam čia visada palaikyti. Svarbiausia, manau, komandinis darbas čia, ne? Labai svarbus. Labai svarbu yra komandinis darbas. Vienas niekada neikit į skandimą. Aš jį turiu vienas, gali ir 2 skanduoliai būti, jeigu vienas eisi. Gali būti ir 2, yra buvę atveju, kai skęsta ir 3 ir 4. Ir skirtingose vietose. Visokių situacijų būna prie jūros. Gerai, palinkėk visiems atsargiai. Palinkim visiems būt atsargiam. Taip, poilsiautojams linkim būti atsargiam. Baltijos jūra pavojinga, bet mes čia. Gerai? Ir jie dabar stovykloje.
ir jokios daugiau informacijos. Ar iš tikrųjų tas bandininkas išėjo, ar toliau skęsta jūrai, neaišku. O neaišku, kažkokie dūdavė ar išėjo į stovyklą. O čia jau gaisrininkai sakė, kad į stovyklą išėjo. A stovyklą tik tai, man atrodo, viena čia, ar dvi. 4 stovyklas. O tai neaišku, iš kurios stovyklos. Kartuoju, dingo vyras, vardu Antanas. Apie 40 metų, galimai neblaivus. Jeigu mato tokį vyrą, prašome pranešti gelbėtoją.